Sveiki! Taigi, nebūtinai suplanuotus darbus gali padaryti laiku. Žemės ūkis yra toksai, kad šiandien toks orelis, kad galime sausas dirvas suvoluoti, o kur šlapios, Žemaitijos, ką tik grįžau, mes jas arėm ir džiovinam. Taigi, sausas dirvas voluojame ir po to purkšime rudeniniais herbicidais. Taigi, pasakysiu 5 svarbes priežastis, kodėl rudenį reikia naudoti dirvinius herbicidus. Pirmoji. Gal mažai kam sako raidžių ir skaičių kombinacijos tokios kaip K3, F1, O, M, S, B, bet tai yra herbicidų veikimo mechanizmų kodai. Antras. Nevaldomos piktžolių bankas. Trečias. Rezistentiškos piktžolės. Ketvirtas. Supaprastintas žemės dirbimas arba jos nedirbimas. 5. Meteorologinės sąlygos. Kaip jau minėjau, piktžolių gausa, tai yra nevaldomas piktžolių bankas, yra kontroliuojamas rudenį prosulfokarbu, diflufenikanu, aklonofenu, flufanocetu, haloksifenmetilu. Kiekviena iš šių grupių kontroliuoja tam tikrą piktžolių rūšį. Pavyzdžiui, čia kaip matot, dirvinės smilguolės vaizdą, vienmetės miglės, taip pat gausa, tai yra prosulfokarbo kontrolės veikloje. Diflufenikanas kontroliuoja daržinę žliūgę, trikertę žvaginę, garstukus, našlaitės, čiužutes. Aklonifenas notreles, žliūges, čiužutes, veronikas, balandas, aguonas, rūgtis, taip pat žvaginės. Flufanocetas, kaip bet būtų gaila, labai gera veiklioji medžiaga herbicido, kontroliuojanti pelinį pašiaušėlį ir alternatyvų neturime šiai veikliai medžiagai. Taip pat jį kontroliuoja ir dirses, ir svidres. Ir haloksifenmetilas. Haloksifenmetilo dėka rudenį turime vieną produktą, eledūrą, kurio dėka mes labiau sukontroliuojame lipiką, ankštinius augalus, žliūgės, notreles. Rudeniniai herbicidai yra sudaryti iš 5 veikliųjų medžiagų. Į 5x5 klausimus jums atsakys Linas Agro komanda.